Antra pensijų pakopa, ko gero dabar daugiausiai apie tai kalbama. Ar žinai, kokiu būdu gauti valstybės paskatą kiekvieną mėnesį 30 eurų 33 centus, neįmokant į savo antrą pakopą nei 1 euro? Yra tokia paprasta galimybė ir šitą galimybę gali pasinaudoti tik tai mamos arba tėčiai auginantys vaikus ir esantys vaiko priežiūros atostogose. Tai kai valstybė tau moka išmokas, esi vaiko priežiūros atostogose, nemoki nei 1 euro į savo antrą pakopą, bet valstybė kiekvieną mėnesį į tavo antrą pakopą įmeta po 30 eurų 33 centus ir nuo 2026 metų tie pinigai tikriausiai bus dideli, netikriausiai, o tikrai, todėl kad keisis VDU už praeitų metų dydis ir bus daugiau negu po 30 eurų. Tai reiškia 360 eurų įkrenta į antros pakopos krepšelį, o taip, už nieką, už tai, kad augini vaikus. Žinoma, antros pakopos sutartis turi būti aktyvi. Apie tai daugiau kalbėsiu webinare, nemokamame, be jokių įsipareigojimų. Nuorodą registracijai į webinarą paliksiu komentaruose arba rasi mano bio, ten Linktree tikrai yra registracija į antros pakopos webinarą, taip kad ateik ir išgirsk, kaip galima gauti pinigų, nesumokant nei 1 euro. Iki pasimatymo webinare.